Sveiki. Šiandien testuosim Suihiro komplektą. Japoniški akmenys. Bus 1000, 3000, 5, 8, 10, 15 ir 20. Parodysim komplektaciją, kaip atrodo. Matom, yra makulatūros, pats akmuo, nagurų pora, smulkesnė ir grubesnė. Grubė ir smulkė. Tai čia turbūt mintis lyginimui, valymo, čia suspenziją išgauti. Tikriausiai 10 000, aš taip spėju. Bus ir nagura ta analogiška. Ir pagal įpakavimo dydį, aš matau, kad bus ir kituose panašu akmuo. Tai čia parašytas grūdėtumas netgi. Irgi toks valymui daiktas jau patogesnis padarytas. Ir 20 000. Viskas analogiškai. Ir dar 15–20 000 turi guminį stovą. Reikia užmerkti, jūs reikia mirkyti, tai visus ir dedam. Kaip atrodo, 1000. O klausimas, tilps dabar. Nu, kaip matom, gražiai merksta, nes būna kiniški ten keliose vietose kyla burbulai, o čia nusako, kad padaryta kokybiškai. 3000. Čia rašo, kad šita pusė neužbaigta, ant stovo dėtų su tą dirbti, aišku, galima pačiam užbaigti, bet darbui neparuošta, nes kai kepa ten būna paviršius gaunasi be abrazyvų, mažiau abrazyvų turi. Toks perspėjimas yra. O 3000 ir 5 visiškai neburbuliuoja, tai aš netgi, bet vandenį geria. Mirkėt vadinasi reikia 8. Čia 20. 10 000. Šonai matom neidealiai. Bet ten maža kompanija gamina juos tai. Bet gražiai duoti kampai nuimti, kaip ir neblogai viskas. 15 000 ir 20. Kas įdomu, tai ir laukiam dabar, kol nustos burbuliuoti ir pradėsim dirbti. Pradėsim bretva, Friodur, vokiška vintažinė, Zwilling, Henkels, Morkų sindromas iš Japonijos, kaip dažnai būna, priekis taip nugalasta ir į priekį. Kampu, mes netaisysim to, paliksim taip yra, nes tai
Teršiasi gana noriai, reikia pasakyti. Kaip tūkstantis akmuo, tai negaliu pasakyti, kad nudžiuginu labai. Čia gal ta pusė neparuošta, kaip sako, ne? Viena yra ant 1000 nieko nerašau, bet ne, tai tas pas. Nagura buvo ir prie 3005 ir 8. Tai mes su ją pabandysim kažkaip kaip nuvalys, bet aš nenoriu, kad terštųsi aplamai, nes padarysim suspenzijas ir pažiūrėsim, kaip dirbs. Nu, kaip matom, problema kaip ir dingo, ne? Tai sakykim, kad jos nėra neteisingas aliavimas, tai gali būti, kad tas prikėtas sluoksnis yra be abrazyvų, kaip kepa. Tačiau tau perspėjimo nėra, bet taip pat nesiterčia. Viskas normalu. Tai toliau taip ir dirbs, nes suspendė įskirs, vis tiek, nes tai gana grubus akmuo, tai žodžiu, pergyvent dėl to neverta. Valysim antrą pusę, kad mes nebūtų skaudu matytų, kai nešvariu. Tai dabar ant švaraus akmens užbaigsim ir eisim po mikroskopu. Nu ką matėm, normaliai dirba kaip ir 3000 ir imam 3000. O čia tos problemas nėra, vadinasi. Tiesiog ten paviršius neparuoštas, o tas paruošimas matot, koks buvo, tai truputį pėlės su nagura ir viskas. Tai vadinasi, mes atspėjom, ne? Problemą. 3000 jau bus, vadinasi, paruošti visi darbai. Priartinimas mikroskopė apie 80 kartų ten nustatyta tas. Nu, kaip galima didesnį, bet tada darbinis atstumas mažėja ir fokusą sunkiau pagauti. Tai pakankamai tokie. Žiūrėsim. Švelniau dirbsim, nespausim. Šiaip atsakas tai labai malonus, toks švelnus, nu kaip ir geriau tikrai negu ten tiesiai splešant gavo ir panašiai. Tai dirbti maloniau, bet numirkyti reikia, tai toks nepatogumas. Dirbti, aišku, gerai, nesiteršia praktiškai visiškai. Nu ką, matėm vaizdelį visai kitokį, jau viskas tvarkoja, tai truputį per greitų baigiau su 3000, tai viskas gerai su jų.
5000, nu kągi, dirbsim kantriai, ne, nedirbsim kantriai, kad to nebūtų. Užvarta, kaip matėme, lengvai nusiima, jokių užuomazgų nėra, ne tai kaip po mikroskopo aš nedėjau, naniva superstom praeitą kartą, bet pagal pjovimą aišku, kad sunkiai nusiėmė. Nu, tai savaime suprantam, nes jis įskiria kažkiek suspendijus, nu, tai ir matosi, kad tai dėl to ir to kažkuo primena natūralius akmenis. Žodžiu, tai yra gerai. Nu, užsitaršiai jokio vandeniu pakišinu ir švaru, dirbam toliau, tai to labai gerai. Nusivalo labai lengvai. Labai. Taip, ir ką mes matėm, kad yra likę nuo grubesnių akmenų subraižymai. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad viršūnė jų nėra. Jie ant paties nuolydžio matosi, bet pačioje viršūnė nėra. Tai vadinasi, tiesiog nenuimti jie. O ten da tokias nelygi visiškai viršūnė, tai ten užvarta nenuimta. Tai dabar pasistengsiu nuimti viską gerai. Tai 8000 imam. Ten vaizdas, kad tos plėvės, ten nelygumas, bet tai matosi, kad tai iškilimai tokie, nelaimė užvartas. Šiaip tai, kaip, užbaigimui tai aišku svarbu, bet jeigu po mikroskopu žiūrėti, jeigu supranti, ką matai, tai aišku nieko tokio, bet tai nėra nelygumai jau metalo tokius plėvės įsitempusius. Nu, 8000 jau galima tokiais judesiais turbūt pradėti. Greičiau nusiima visi subraižymai. Ir suspenzijos įskiria. Nu jau pradėsim atsakingiau dirbti, kad žiūrėsim, kas jau. 8000 jau užbaigimo akmuo, žinai. Peiliams, aišku, ir 3 jau daugelio atveju tinkamas variantas, tai klausimai, ko nori, tai agresyvesnė pjovima, tai normalu. Nespaudžiu jau, švelniai užbaiginėju. Švaraus. Daugmaž. Užvarti net galima tokių įvairesnių judesių įvairiam kryptiem, kad pavartysiu daugiau, kad nusiimtų jau nebūtų tų negražių dalykų. Po vandeniu netgi. Padirbėsiu.
matėm, kad viskas normaliai, tik ten tokie taškai taip ten prilipę, ten ne korozija ir ne skilimai, bet prilipo nuo rankas, matyt, aš perbraukiau per ranką, ten naudos gabalai tikriausiai. 10 000 imam, sekantis. Nusiplauna labai lengvai štampai. Pusė neparuošta. Akivaizdu, kad neparuošta. Ne, tas pats. Čia nieko apie paruošimą nerašau, bet 10 000 kažkai. Nagorių su jais specialiaus neturėjau. Nelabai norisi tokia grubia perėti. Na, savaime tas nusitrins sluoksnis be abrazyvų, tas prikėtas bus. Nu, bet bijau, kad tekstas, labai jau jis nenori kėsti. Visi paruošti 10 000. Nelabai panašu, kad paruoštas. Okay. Plausim. Žiūrim, kas gausis dabar. Nu, kažkiek lyg geriau. Nu kągi, vadinasi, taip dirba. Čia mes prieš užvartą dar pakovosim. Nes jau nebuvo ant 800 kaip. Nu, nes mes rimčiau jau užsiiminti. Nu, 10 000 kągi, reikia pasakyti, teršiasi, tai nelabai džiugina. Nu, kaip ir Naneva, sakysim, tokie smulkus, tai gana būdinga. Naneva Professional, sakysim, vėlgi panašiai viskas gaunas. Superstone dar blogiau. Matyt, nieko, ja, kažkaip įspręs tokias problemas nelabai tikriausiai ir įmanoma, nes žiūrėsim, kaip dar smulkesni dirbs. Nusivalom nesunkiai. Bent jau bandau valytis. Nuimsim, nuvalysim. Tai jau galėtų poliruoti tokie akmenys. Neblogai, tai mes bandysim tą parodyti. Koks vaizdėlis. Jau turėtų skosti kažkiek. Aš kabinu taip, neskutu, bet ore plaukus nuskosti, aišku.
Galima būtų ten diržų, bet mes ne tam čia susirinkom. Radom po mikroskopu. Nu ką matėm, viskas tvarkoja. Ir nuo 8000 ekspoziciją pakėliau, nes ant tai žemesniais nelabai geriau matosi dabar mikroskopė, ta prasme. 15 000 sekantis. Problema su smulkiais yra, kad jeigu abrazyvai smulkių frakcijų limpa ir daugelis gamintojų smulkesnių negu 10 000 net nesiryžta gaminti, nes sulimpa ir braižų, nieko gero iš to nesigauna, nes jeigu yra kažkokia sulipę, tas akmuo jis nedirbs kaip 15 000. Aš apie kiniškus net nekalbu, pažiūrėjau ten YouTube, ten iš garso jau aišku ir taip ir sako tie, kas supranta. Ne pirmą kartą akmenį paėmėt į rankas, kad dirba, jeigu kaip 300, tai vien sako, man tai atrodo kaip 1000 bent. Tai žodžiu, problema yra, netgi, sakysim, Shepton Pro negerą reputaciją turi Shepton 12 000 braižų. Tai ir deimantai, kur ten ukrainiečiai, rusai, kur gamina ten 3-2 dar dauguma, netgi 3-2 aš turiu iš Kijevo deimantus, tai Elboras ten, man atrodo. Tai Elboras ir jis turi tokių sulipusių ten kokią 80 mikronų dydžio ar panašiai, tai žodžiu, košmaras. Tai neįmanoma dirbti, nes 3 kokie yra, nes ten bandai išlyginti ir iškrapštyti gali, aišku, bandyti išlyginti, bet įlenda kiti, tai ten kurie 3-5 visada yra iš abiejų pusių, tai atvejs beviltiškas. O smulkesni nei 3-2, tai rusai ten ir ukrainiečiai rašo mikronais, tai 3-2 tai bus kažkur apie 8 000. O 2-1 tai ten apie 10 000, tai paprasčiausiai pasitaiko, aš turiu, tikrai irgi sulipęs abrazyvas ir sako, kad pasitaiko, kai kam pasiseka. Žodžiu, šimtinė atvejai, kada gerai gaunasi 2-1, tai yra jau, jeigu pagal džiusim, tai bus apie 8 000, jau tai problema. Pagamintai, va, tai įdomiausia yra tai, būtent. Nu, pagal darbą matyti, kad čia problemų šiaip kaip ir nesijaučia, bet po mikroskopu bus aiškiau matyti. Nu, jeigu jūs ir yra, tai jau tikrai nekritinės, tikrai ne kinų lygis ir pažiūrėsim. Tikrai atsakas gerai ir teršiasi palyginus netgi mažiau, man atrodo, negu 10 000, tai 15 000, jeigu bus geras, tai labai džiugu. Nu ką, jeigu stipriai dabar mažinsim spaudimą ir eisim link užbaigimo. Darysim gal sukamais judesiais, kad nuimtus. Jeigu buvo kokių subraižymų, grubesnių. Ant grubių, aišku, tokių fintų geriau nedaryti, nes gali toks chaosas įvairių gautis trupėjimų. O tokiais galima netgi tokiais, kad neimtų žortas. Ant smulkių labai. Vartom tam, kad užvartą nusimtumės kaip ir. Prieš plauką tada užvartą. Po vandeniu, kad jeigu ten iškrenta koks abrazyvų gabalas arba suvaryšikliau, tai kad ant švaros akmens, kad pamatytumėm jo galimybės maksimalias.
Negerai taip įvažiuoti, aišku. Nesmagu, reikia susikaupimo gilaus, kad nereiktų grįžti. Su šiltu vandeniu geriau, nes ir nusiplauna tie nešvarumai lengviau, plius atsakas toks švelnesnis gaunasi. Manau, pakaks. Nuvalom drėgmę. Šiek tiek užvalta dar paudos, aišku, jeigu yra. Nusėjimai gerai. Ir žiūrim. Negis ne taip nuriai skuta. Švelniau, bet, suprantama. Švelniau, bet agresija stūgės nėra, ne taip lengvai kimba į plaukus, bet skuta švelniau taip ir turėtų būti. Matėm, kad tvarkoja viskas, ten likę nuo grubesnių, tai yra žemiau. Tiesiog jų nenuėmėm su 5000, tai, kągi. Bet reikia žiūrėti arti ašmenų, nes ten greičiau nusiima, tai darbas tvarkoja, jokių problemų, žodžiu. Viskas kaip ir turi būti. Toliau 20 000. Vienas smulkiausių pasaulyje, koks yra pagaminta, yra 30 000 Shepton Pro. Bet jis kietesnis, tai turbūt panašiai dirbs kaip šitas, nes jis minkštas, tai nereikės kada pabandyti, aišku, ir tą. 30 000, tai yra pusė mikronų panašiai. Abrazyvas. Aliuminio oksidas čia visur tikriausiai, bent aš taip manau. Aišku, nekėdiškas, tai ten jokios tragedijos tikrai nebus. Tai. Nors aišku, aš ir žinojau prieš pirkdamas, nes pažiūrėjau žalbūt. Bet taip, po mikroskopo tai lyg ir neradau, kas darytų. Taip. Darysim įvairiaujas viską. Suspenzija vis tiek įsiskiria kažkokia, bet mažiau, nes tai aišku smulkesnis akmuo, bet negalima sakyti, kad jis telšiasi. Irgi netgi mažiau nei 10 000, toks sakyčiau, telšimus atžvilgia, toks, truputį nusileidžia kitiems. Tas iš tų serijos patiems su Ihiro. Toks tipiškas, neįskirtinis, sakykime, taip, palyginus su kitais gamintojais. Tuos visus drąsiai galima vadinti, kad tuo atžvilgiu puikus. Bet tai būdinga visiems mirkumiems akmenims daugumą. Jisai minkštesni, tiesiog jis išskiria savo suspensiją, tai suprantam, tai va toks privalumas, reikia loktelėti šiek tiek, kol išmirks ten 5 minutės. Bet už tai lengvai nusivalo. Ir atsakas švelnesnis, tai geriau juntama, kas ant ašmenų. Nors tokia smulkuma jau čia tie pojūčiai jau tokie nelabai kas įvyksta, jau suprasi, tokiam lygiai. Valom normaliai, be jokių problemų. Nuimsim užuotą visokiais ventais įvairiais.
Klausytojai šiais, kaip lėčiau dirba, nes vis dėlto trukdo tas. Tai visi metalo atlikus. Bet švelniau, tai, kaip čia pasakęs, tai užbaigimai gal net kai kuriais atvejais gali duoti kažkokias naudos, nes dalį švelniau dirba, nes sunkiau pasiekia abrazyvą metalas. Šlifuojimas lėčiau. Lėčiau, bet sunkiau. Padirbėsim ilgiau su šito, kad jau tikrai žinotume, ką jūs galite. Jau pats užbaigimas jau labiau užbaigimo būti negalite. Reikia rimtai tai žiūrėti, aišku. Neandarūš. Ir po vandeniu. Vanduo dar kaip ir lubrikantas veikia, gaunasi irgi švelniau dirba, nes sutepa aplinkai, gaunasi. Ir dar be to, kad kampu spaudimas mažesnis. Ir žodžiu, pasiekia maksimumą. Okei. Nuvalom, aišku, visuomet. Šiek tiek ant odos, kad nusivalytų visi drėgmė ir apnašos visokis. Pasigėrėti blizgėsiu galima. Poliruoja gerai. Žiūrim kaip skuta. Kemba noriai. Švelniai skuta gerai. Grįžtam po mikroskopu. Buvom. Viskas tvarkoja, jokių ten parazitinių didelių nėra, tai geli akmenys, tai viskas tvarkoja, jiems pavyko, sakysim, pagaminau. Tvarkoja, grįžtam su plauku, žiūrėsim kaip pjauna. Pjauna gerai. Didesnių atstumų galima. Iš apačios. Ir tai reikia to niekas nerūdijantis plienas, tai su juo man blogiau spjauna negu anglinis, tai visada gana graubiai. Na bent jau man gero kažką pasiekti su jais nelabai pavyksta, tai tas pats ir peilius liečia, tai švediškas dar nieko. Taip, tai dėkui už dėmesį, iki.